Pavyzdžiui, nueisim į kokią lietuvių kalbos grupę ir čia turim visas užduotis sudėtas. Ir tada aš tiesiog tų užduotėlių čia galiu prisidėti į rinkinį. Man rodo ir taškų skaičių, ir lygmenis, ir taip pat viršuje atsiranda tokia lentelės tipo informacija, kur yra visas sąvadas, ką aš susidėjau. Galiu aš, aišku, pakeisti tas užduotis, jeigu aš nenorėsiu pridėti. Ir tada, kai aš jau čia visko prisidedu, kiek man reikia, tada aš galiu tą rinkinį pasitvirtinti ir jau tą mano parengtą rinkinį su tuo norimu skaičium užduočių, aš vėlgi galiu paskirti moksleiviams. Reiškia, užduočių skirimas Eduka klasiai turi labai daug galimybių. Mes turim diferencijuotas, greitojo pasitikrinimo užduotis ir visą užduočių banką, kur galim susirinkti. Dabar parodysiu diferencijuotos užduotys, kuogi skiriasi nuo užduočių, kurios priskiriamos greitajam pasitikrinimui. Ir taip, kaip aš sakiau, tai greitojo pasitikrinimo mums ištaisys užduotis, o diferencijuotas reikės iš dalies taisyti patiems. Tai mes įeinam į tą patį langą užduočių paskirimo. Ir čia yra diferencijuotų tų užduočių, bet irgi 4. Tai kiek aš matau. Atkreipiu dėmesį. Čia, kadangi jau diferencijuotos, mes matom slenkstinį lygmenį, patenkinamą pagrindinį ir aukštesnį lygmenį. Ir kai aš nuspręsiu, kad aš noriu paskirti šitas užduotis, aš galėsiu jas parinkti kiekvienam moksleiviui individualiai pagal vieną ar kitą lygmenį. Ir vėlgi, tai yra visose klasėse, kur taip bebūtų. Ar vieno dalyko, ar kito dalyko, aš galiu šitaip paimti ir paskirti tas užduotis prisidėjus į rinkinį. Tuoj paskirsim 3 užduotis. 3, viena bus iš jų ištaisyta automatiškai, reiškia, jinai yra, kai aš pasiėmiau pasirenkamojo atsakymo, testinė, ir tada reikės kitas skaityti ir įvertinti pačiam. Patvirtinam rinkinį ir paskiriam visiems 4 tada paskirsim, persigalvojau, nes aš galiu tas užduotis paskyrus, vėl ten sustabdžius matyti, kaip jie padarė. Dabar žiūrėkit, jeigu aš skiriu diferencijuotas užduotis, kurios yra ne visose klasėse, kaip pirmai rodžiau, vienoj ten skaidriai, tai diferencijuotas užduotis, kaip rodžiau, aš galiu skirti kiekvienam moksleiviui kitaip. Tai jeigu pirmam skirsiu slenkstinį lygmenį, tai kitam galiu skirti patenkinamą lygmenį, galbūt aukštesniojo turiu ir galiu keisti po kiekvienos užduoties. Jeigu vieną temą paskiriau vieno lygmenio, tai kitą kartą kitą temą aš galiu skirti kitokio lygmenio. Dabar su diferencijuotų užduočių taisymu. Kaip tai atrodo. Dar grįžtu, kur tikrai yra diferencijuotos užduotys. Ir jeigu turiu tokią užduotį, kur moksleivis turi išnagrinėjęs paveiksliuką įrašyti savo šičia atsakymus. Reiškia, aš kai atsidarysiu moksleivio darbą, aš matysiu, kaip jis turėjo pasirinkti kokius atsakymus. Ir jeigu atviro klausimo buvo užduotis, visada rasim dar pastabėlę, kad galimi ir kiti logiški atsakymai. Ką tai mums duoda? Reiškia, mes mokytojas galime įvertinti moksleivį ir ne taip, kaip parašyta instrukcijoje, jeigu atsakymas yra teisingas ir jis kitaip suformulavo.
Vėl kada šitas labai gerai, kad galima pačiam skirti taškus. Mes turime moksleivių su specialiais ugdymosi poreikiais. Kai kada jie painioja raideles ar ten žodį ir žinant tą dalyką, eduką, jeigu automatiškai vertintų, ko gero būtų sunku įvertinti. Žinant mokytojas individualius mokinio poreikius ir gebėjimus, tikrai gali vienaip ar kitaip į tai atsižvelgti. Ir suvertinti reikia visą užduotį ir kai pabaigiame ją vertinti tą užduotį, tada tiesiog vaikai mato visus tuos mūsų surašytus taškus. Vėl lygiai taip pat diferencijuotas užduotis galima ir paskyrus paskui pasitikrinimui tiesiog peržiūrėti ekrane ir aptarti, kokius ten atsakymus mes pasirinkom ir kodėl ir kaip reikėjo pasirinkti.